Na tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio, ir pradedam naują savaitės video. Tai prieš save matote lentelę bingo, matote kelis darbus, kuriuos aš judinau, ir dar apačioj pasislėpę yra laivai rėmuose. Tai va šiandien ir aptarsime tai, ką man pavyko pajudinti. Vėl, kaip nebūtų gaila, bet pavyko pajudinti 3 darbus. Tik tai 3 darbus, nes vis dėlto orai šilti ir daro savo. Na ką, važiuojam? Sveikos merginos. Na ką, prieš save matote dabar avokadus, nes, kaip ir prašiau video jūsų pakomentuoti, kurį darbą norite pamatyti pabaigtą arba pajudinti į priekį. Tai pirmas komentaras ir buvo šitas, kad nori pajudinti avokadus. Tai ten yra dabar, kaip šiandien yra antradienis, ir yra 4 komentarai, man atrodo. Tai 4 komentarai, tai va, ir tada reiškia, aš jau susidėliojau pagal eiliškumą, tai pagal viską, tai tie 4 yra skirtingi komentarai. Ir avokadai, pirmoji eilė avokadai, šiandien yra antradienis ir rodau, kągi aš turiu. Tai turiu štai tiek. Tai man čia dabar žiūriu pagal paveiksliuką, tai dar reikia va čia, dar reikia tuos burbuliukus biškai padaryti, debesėlius čia labai nedaug. Čia vat matot yra toksai praleistas lopinėlis, va čia truputį dar bus. Ir čia, sakykime, va šito aš nesiuvinėsiu atskilusio turbūt. Dėl to, kad vis tiek aš norėsiu iškirpti, kadangi yra plastikas, tai norėsiu čia apkarpyti, tai va tų tokių atskilusių brūkšnelių aš tikrai nesiuvinėsiu. Dėl to, kad nei šis, nei tas bus. Na, aišku, čia yra permatoma, plastikas permatomas, bet vis tiek man ko gero nelabai tiks. Tai ką? Tai padarysiu tuos pusinukus, tai yra foną pabaigsiu. Ir tada pradėsiu jau bekstičius daryti. Bekstičiaus čia nemažai. Ir galvoju dabar, kadangi yra bingo užduotis, reikia 400 kryželių, tai aš galvoju, kaip bekstičius skaičiuoti. Tai, kaip suprantu, tai vienas langelis pusė kryželio. Reiškia, reikės va taip skaičiuoti. 2 langeliai beko, 1 kryželis, 2 langeliai, 1 kryželis. Nu, toks užsikapstimas bus. Bet skaičiuosiu ir bandysiu daryti tą užduotį. Nebent rasiu, dabar neatsimenu, gal kažką dar turiu tai užduočiai, kas tinka. Būtent avokadai mano tinka, nes ten yra užduotis su gėlėm. Turi būti gėlė dizaine. Tai čia yra gėlė dizaine, o daugiau, nu dar yra tiesa, nėra, dabar galvoju, reikia sagą pasižiūrėti. Nepamenu, kad nėra, iš vidury nėra. Kas ten dar pas mane yra dabar kažkaip skribėlis, ten irgi nėra jokios gėlės, lapė irgi be gėlių, laivai rėmuose, balerina, kojinė, niekur nėra gėlių. Vienintelis ko gero siužetas. Nu tai bandysiu aš daryti, aš manau, to bekstičio čia daug, tikrai daug to beko, tai tikrai bus čia 400 kryželių. Tikiuosi priims merginos, kurios tikrina. Tai ką, viskas, antradienis, einu siuvinėti. Pažiūrėsim, kas man gausis šiandien. Na ir dabargi parodysiu, kas man gavosi padaryti šituose gražiuose avokaduose. Tai pradžioje ant popieriaus, tai va čia vakar rožinė spalva nuspalvinta, tai aš jau išsiuvinėjau visus kryželius ir pusinius visus, kiek aš radau, kiek buvo praleista. Va čia dar buvo praleista, radau. Tiesiog viską suskaičiavau, gavosi pusinukų 113, tiksliau kryžiukų, nes yra ir kryžiukais čia siuvinėta, tai paverčiau kryžiukais, tai gavosi 113 ir paskui dariau bekstičių ir suskaičiavau, kad tikrai yra 400 ir kasgi gavosi. Tada netgi apsikirpau, matote, dėl to, aišku, dar reikės pagražinti apkirpimą, bet apkirpau dėl to, kad sunku vis dėlto daryti, labai lankstosi ta medžiaga. Tai va, pasižiūrėkit. Tai čia rato dalį padariau bekstičių, va čia padariau, čia va pilnai jau padaryta, va matot, šitas ratas beveik pilnai padarytas. Aš čia dariau pagrindę juodą spalvą viską,
juoda spalva ir vienu siūlu. Va čia vėliavėlė, žiūrėkit, kaip gražiai nuplazdena. Ir mergaitė avokadė jau visa, man atrodo, jau yra gražiai apipavydalinta. Ir gėlytės, va čia labai daug smulkiai visko yra. Matot, daug čia tokių, va, ir kai skaičiavau, tai skaičiavau grinai palei, nu va taip, sakykim, va yra, va čia gal parodysiu, bus aiškiau. Tai va, tai žiūrėkit, čia 1, 2, 3, 4, 5 langelius eina tas megztičius, nu tai 2 langeliai, 1 kryželis. Aš taip suprantu, 2 langeliai, 1 kryželis. Tai aš va taip ir skaičiavau viską. Ir man gavosi tikrai 400 ir dar truputį daugiau. Bet dėja neturiu kaip parodyti ant schemos, dėl to, kad nu nėra kaip užbraukti. Ir apie ratą, ką aš šnekėjau, tai va, matot, yra dar čia daugiau tų stipinų. Nors čia va padaryta, nelabai matos. Palaukit, parodysiu iš jum. Pažiūrėkit. Va, matot, tas pilkas, jisai va, kaip padedi, biškai pasislėpia. Tai šitam rate stipinai jau visi padaryti pagal mane. Jau čia viskas padaryta. Bet iš arčiau parodysiu, pedalai abu yra, mergaitė jau tikrai visa, ir jos rankena dviračio, ir jinai pati, va kokia graži, žiūrėkit, ir gėlytės kokios gražios. O pas berniuką, tai va truputį pilvuko, tai čia va žalias megztičius, va matot, iš vidinės pusės yra žalias siūlas, tai va čia jam irgi padariau žalių siūlų truputį, dviračio sėdynės tą laikiklį padariau, ir va čia ratuką, bet ne visą padariau megztičių. Nu tai va štai tiek padariau, aš tų darbų. Dar aišku bus, gal čia padėsiu, dar bus visą ratą reikia, va čia matot, va, skiriasi, ne, va čia va, ratas jau gražiai apdailintas, o čia dar toks išplaukęs. Čia tą ratą, paskui gėlytė, čia tas krepšelis, dar čia daug yra ką daryti, ir tiesiog, žinokit, pasėdėjau gal 2 vakarus jo. Ir taip gavosi, va, atrodo, kas čia yra, bet tikrai yra ką veikti. Ir mergaitė, aš dabar galvoju, čia padariau. Padariau, yra. Jo, viską padariau su mergaitė. Tai liko berniukas, pabaigti dviratį dar, ir ta gėlytė, balionai, tai va. Tai darbo dar yra, ir smagu, kad jie juda į priekį. Na ir dabar aš jums parodysiu dar tą savo lentelę. Aš va čia, žiūrėkit, susirašiau. Pagal jūsų balsavimus, kas buvo pirmas komentaras, tai buvo avokadai, antras lapė, paskui stribėlius, švyturys ir smuiko raktas. Tai pajudinau avokadus, o visų kitų nespėjau, na šią savaitę, nu kažkaip vis dėlto. Savaitgalį vėl buvau išvažiavusi, tai parodysiu, ką siuvinėjau savaitgalį, pasiėmiau siuvinėti, bet ne iš šito sąrašo, o jau kitai savaitai tada jau pulsiu lapę būtinai, skribėlio, aš manau, kad viskas pavyks. Ir ką aš čia padariau, dizaine, va, tos 2 langelius padariau. Tai va šį mėnesį tikrai aš neužpildysiu visos lentelės, nes kažkaip tai neišeina, o galėčiau daryti dvigubas normas galėčiau daryti su laivais rėmuose, nes kiekvieną dieną stengiuosi daryti 200 kryželių, bet kadangi dvigubas normas, tai gaunasi 600, sakykime, čia mažiausiai, ne 200, tai būtų 400, tai 2 dienos, kai aš galiu per vieną dieną šitą padaryti, dar ką nors padaryti. Nu tai va, vienu žodžiu. Palaukit, kad vėjas nenupūstų, tai šituos paslėpiam, bet dar nenoriu rodyti laivų rėmuose. Kitas darbelis, kurį aš siuvinėjau, tai buvo šitas, jisai ne pagal jūsų pageidavimus, bet aš jį siuvinėjau dėl to, kad važiavau su mašina į tiesiog kelionę. Ir kadangi yra medinis pagrindas, tai labai patogus mašinoje jį siuvinėti. Ir kiekgi aš padariau, štai. Nerodžiau pradžios, kiek padariau, nes neturėjau galimybės nufilmuoti, tai aš jums galiu parodyti dar va čia va. Va matot, kur yra rožinė spalva, tai va čia visą tą dalyką ir išsiuvinėjau. Tai ant medinio šito pagrindo, tai būtų va čia va atsirado mėlyna spalva, čia daugiau atsirado mėlynos spalvos, va čia tamsiai bordinė, rankos nebuvo išsiuvinėtos, va šitos. Rankovio antgaliai nebuvo, čia va šitas va šviesus, va taip va ir paaugo mano šitie darbeliai, darbas šitas. Ir sakau, jisai su mašina važiuojant visai gerai, aišku, turi būti kelias lygus.
Tai ko gero aš jį ir bandysiu va taip ir judinti, būtent važiuojant kažkur tai transportu. Nes namie, nežinau, kažkaip, nežinau, yra įdomesnių, yra su lankeliu, galima medžiagos daug siuvinėti, o čia medinis yra. Tai va, tai tiek šito padariau ir dabar tuoj parodysiu, kiekgi man pavyko pasiuvinėti laivų rėmuose. Tai iš tikro nelabai jau ir daug, nors kaip čia pasakius. Va čia, va, sakykime, matot, va čia yra linija, ne? Tai va čia, va tos gabaliukas. Tai čia yra 1, 2, 3, 4, 5. Tai va, žiūrėkit. Va, gabalėlis, taip. Tai visai normaliai, va čia visas 5 ant 5. Visas padarytas, 5 ant 1, ne taip sakau. Taip, tai čia visas kvadratas užspalvintas, čia truputį, va. Ir va taip pasiuvinėjusi. Ir stengiausi tikrai kiekvieną dieną po 200, aišku, išskyrus, kai buvau išvykusi, tai aš tikrai nesivežu tokio didelio darbo, nes tai užima ir vietą, ir nėra kur siuvinėti. Ką, tai šį savaitę tokia gavosi. Trumpas filmukas, mažai darbų, tikiuosi kitą savaitę gal pasistumėsiu, kitą savaitę, nors gegužė baigėsi jau kada, penktadienį baigėsi gegužė, tai va, tai turiu 5 dienas ir pažiūrėsiu, kas man gausis. Ką aš galėsiu išsiuvinėti, va čia, 5 mažiausiai galiu išsiuvinėti, nors ne, ketvirtadienį vėl išvažiuoju, reiškia 4 dienas turėsiu. O gal iš vis ketvirtadienį pavyks iš ryto dar pasiuvinėti. Tai va, sakykime, vis tiek 5 dienas. Tai jeigu 5 dienos, tai blogiausiu atveju 5 langelius išsiuvinėsiu, o geriausiu atveju truputį daugiau. Tai dabar va, pagal jūsų tą sąrašą, kaip sakiau, lapė, tai va bus va šitas Lietuvoje gyvenantis plėšrūnas 400 galėsiu daryti. Tada skrybėlius, kur čia mano pasižymėta. Va, dizainė yra gėrimas, ten skrybėlius geria arbatą. Toliau švyturys, tai yra siuvinėti BS, tai tikrai bus 200 ir daugiau, ten jau yra prikaupta. Ir smuiko raktas, tai va smuiko raktą aš nelabai čia turiu. Aišku, galėjau čia siuvinėti, kur yra žiedas, bet ten, kadangi irgi bekstičius liko, tai aš tiesiog padarysiu be užduoties. Nes va šitas nebent, bet labai sunku tą bekstičių skaičiuoti, aš gal tiesiog padarysiu be užduoties. Nes tikrai sunku, aš skaičiavau avokaduose, sudėtinga vis dėlto. Tai tiek, mergaitės, mano darbų. Dar va čia aš juos padėsiu jums gražiai. Pasigrožėkite avokadais mano nuostabiais. Ir štai šita porelė šventa. Ir ką, ačiū labai, kad komentuojate, labai smagu buvo stebėti, kas kokį darbą norėtų pamatyti greičiau pabaigtą. Aišku, ne taip greit viskas darosi, bet po truputį judu į priekį. Tai ką, ačiū labai, spauskite laiką ir prenumeruokite, jeigu dar nesat prenumeravę, ir sekite, kaipgi man seksis kitą savaitę. Iki.